Sveiki susirinkę, pusė 7 vakaro, labai geras šiltas vakaras, Krašto apsaugos ministerijos diskusijų scena, būtent festivalyje, labai gausiai lankomas festivalis, tą matom ir iš čia susirinkusių žiūrovų ir pakalbėsime šį vakarą tema, kaip Make Russia Small Again, arba ką mes darysime su Rusija, koks mūsų yra planas su Rusija, nes Rusija ko gero niekur nedingsta, ką su ją darysime, ką su ją darome. Kokią norėtume matyti Rusiją. Pabandysim atsakyti į šios klausimus ir šį vakarą mūsų svečiai Dovilė Šakalienė, Krašto apsaugos ministrė, labas vakaras. Deividas Šlekys, politologas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, Tomas Janeliūnas, politologas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas ir Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius. Labas vakaras. Pabandykim apibendrinti arba užduoti tokį toną apskritai, kaip jūs mato dabartinę situaciją ir kokį mes planą dabar turime dėl Rusijos. Prašau, pasiimkit po mikrofoną ir galim nuo jūsų, ponė Šleky, ir pradėti. Jau pats paėmėt pirmas, tai... Tai labas vakaras, ačiū už kvietimą dalyvauti diskusijai, nuo ko pradėti. Aš turbūt sakyčiau, mes žiūrime, ką daro Rusija, kaip jinai elgiasi Ukrainoje ir ne Ukrainoje. Ir labai daromės, ką daro mūsų užsienio partneriai sąjungininkai. Bet iš tiesų kartais diskusijoje ir veiksmuose aš visgi pametu tą, sakykime, momentą, o ką mes patys darom. Patys kaip valstybė turit galvoj, kaip Lietuva. Visuomenė, kaip piliečiai, koncertai kompensoj, verslas toliau visaip vienaip ir kitaip vežantis, prekiaujantis per tarpininkus su Rusija, akademikai kartais pražiopsantis arba būdantis nepasiruošę tremti rusišką naratyvą tarptautinį konferencijoje apie mūsų regioną, politologinį ir istorinį ir taip toliau. Tai, man atrodo, kartais mes nesam dar iki galo patys savo susidėlioję veiksmų planą. Vietoj to, kad badyti, ką daro vokiečiai, ar nedaro, ar prancūzai, ar amerikiečiai, pažiūrėkim, ką daro patys lietuviai. Ir jeigu mes padarysim, tai jau kažkiek tos Rusijos bus mažiau ir jinai bus mažesnė, o tada jau galim gal važiuoti ir moralizuoti savo partneriams. Aš gerai suprantu, kad mes esam viską palikę savieigai, jūs taip matytumėte situaciją? Ne, nesam palikę viską savieigai, bet vis kiekvieną sezoną, vos ne kiekvieną mėnesį iškrenta kokia nors spraga. Tai tas nesužiūrėta ir gal tai yra gyvenimas, visko nesužiūrėsi, bet būna visą laiką, man atrodo, kartais toks vėluojantis reagavimas, ar tai politinis, ar visuomenės, nu čia ką padarysi, čiagi smulkmena ir panašiai. Tai, man atrodo, tokio budrumo ir greitumo reagavimo sprendimų darėme ne tik Seime ar vyriausybėje, bet pačioj visuomeniai kartais aš pasigendu. Pone Janeliūnai, ir dar paimkim vieną mikrofoną, pasidalinsim tada, gerai? Sveiki, labą vakarą. Aš pratęsiu Deivido mintį apie tai, kad mes iš tikrųjų esame gynybinėse pozicijose ir mes daugeliu atveju kalbame apie atsparumo didinimą, apie tai, kaip mes galėtume užkirsti kelią kažkokiems Rusijos aktyviems puolimo veiksmams, nesvarbu, ar tai būtų karinės rytis, ar tai būtų informacinis karas, ar būtų kažkokie kiti švelnus įtakos būdai, bet pastaraisiais mėnesiais vis garsiau girdimi balsai apie tai, kad vien gynybinių priemonių neužtenka, nes neįmanoma laimėti prieš priešininką, jeigu tu būsi tik tais užsidaręs savo gynybinėse pozicijose ir vien tik tais atsimušinėsi nuo agresoriaus. Manau, ukrainiečiai tą suprato jau pakankamai seniai ir ne veltui mes matome vis aktyvesnius Ukrainos veiksmus puolant Rusijos silpnasias vietas. Ir štai dabar pastarąsias savaitės tai, kaip Ukraina atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą, rodo, kad Ukraina pereina į, bent jau tokį tikslinį puolamąjį kelią. Ir aš manau, kad tai yra geras pavyzdys mums pradėti galvoti bent jau. Aš nekalbu apie veiksmus, nes iki veiksmų dar yra labai labai toli, bet bent jau pradėti galvoti apie tai, kad mes iš tikrųjų turėtume stengtis aktyviai padaryti Rusiją mažesnę. Aš turiu galvoj mažesnę kaip tarptautinių santykių subjektą, kurį vakaruose vis dar labai dažnai mato kaip didžiąją galią. Ir ta didžioji galia yra tiek užvaldžiusi sąmonės vakarų pasaulyje, kad labai sunku įsileisti netgi mintį, kad Rusija gali turėti silpnų vietų, kad būtina per tas silpnas vietas jai smogti,
nes tik tais taip galima sumažinti Rusijos agresiją. Tik tais taip mes galime galiausiai turėti tą saugią, ilgą ateitį, nes nuolat bijodami, kad Rusija, būdama didelė galia, išnaudos savo agresyvumą prieš mus, na, tai nuolat iš tikrųjų būti tokiame baimės momente ir kalbėti tik tais apie gynybinius veiksmus, apie atsparumą, kas yra gerai, bet kas yra per mažai. Taip, prašau, ministrė. Aš iš tikrųjų tai labai džiaugiausi šitą temą, Make Russia Small Again, nes iš tikrųjų daugas yra pamiršęs, kad Rusija tai visai neilgai yra didelė valstybė ir šiaip didelė tik tai plotų. Nei ekonominė prasme, jinai nėra didžioji galia, nei gyventojų skaičiumi jinai nėra didžioji galia. Didelė, biedna, pikta valstybė, kuri iš esmės yra suklijuota iš daugybės pavergtų tautų. Ir iki šiol, juk kas yra ta Rusijos federacija? Ta prasme, suvalgytos, prispaustos nedidelės tautos, kurios iš esmės ir dabar yra išnaudojamos, pavyzdžiui, mesti į mūšio lauką kaip mėsa. Tai kai dovanoju visokiose užsienio vizituose savo kaip ministrės monetą, tai ten pasirinkau pavaizduoti Vytauto didžiojo profilį ir sakau, labai greitai keičiasi istorija. Vat štai čia buvo Lietuvos valdovas, kai Lietuva buvo nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros, o Ruskynas buvo kažkoks ten kaimas miške. Tai daug kas keičiasi ir labai greitai. Ir aš manau, kad mūsų uždavinys yra tiek reklamą, tiek produktą mažinti. Kitaip tariant, Rusijos naratyvą, kokie jie dideli ir kokie jie svarbus. Ir iš tiesų jų tam tikrą turimą įtaką. Mūsų turbūt iššūkis yra, kad Rusijos gebėjimas kurti geopolitinės dilemas, apie kurį mes kalbam labai senai, vis dar mūsų yra priimamas kaip duotybė, o mes tai vis tiek labai tvarkingai elgiamės ir vengiam jas kurti. Noriu priminti Sirijos atvejį. Tai yra Rusija po Krymo iš esmės tam tikrą izoliaciją patyrė ir buvo pradėjusi praradinėti savo įtaką tam tokiam pagrindiniam didžiųjų valstybių ešelone. Iš G8 buvo išmesta. Ir tada Sirijoje fantastiškai pasinaudojo galimybę, iš esmės padėdama Asadui grįžti į tų tokių decision makerių lygį. Ir tada buvo vienas toks malonus momentas. Prisimenat, kai Wagneris užpuolė amerikiečių bazę. Ir taip gavo į kaulus, kad iškart nukrito du dalykai, kur, oi, čia ne mes nežinom, kas užpuolė jūsų bazę. Klykdami sakė, gerai, mes nustokit bombinti, viskas, žodžiu, atsitraukiam. Antras dalykas, išvadas labai gerai pasidarė. Tai su Rusija vienintelis dalykas, jeigu tu nori ją mažinti ir jeigu tu nori mažinti eskalaciją, tai tik jėga. Niekas nesako, kad mes turim dabar užpulti Rusiją. Tikrai iš viso NATO yra gynybinis alijansas, bet tą žinutę ir tą aš jau per savo tuos kiek 9 mėnesius turbūt šitam darbe stengiausi aiškiai labai formuluoti, kokios rezistencijos, koks, nežinau, ten kalbėjimas apie kokius nors mūsų partizaninius veiksmus buvom šitame etape. Dabar mūsų darbas yra labai aiškiai pasiruošti ir pasiųsti žinutę, kad prisimenam, kai Rusija buvo maža, palieskite mus ir labai greitai sužinos Rusija, ką reiškia gauti kaulus savo pačių teritorijoje, toli nuo mūsų sienų ir labai skaudžiai. Gerai, ponia Kojala, dar jums tas pats klausimas ir tada, prašau, gal pasidalinkim. Aš pamenu, Čerčilis turbūt yra kažkada sakęs, kad Rusija yra mislė, vilkta į paslaptį ir paslėpta dar po šydų, kurio mes nesam pajėgus suprasti. Nepaisant to, kad empiriniai duomenys, man atrodo, to nepagrįstų. Jeigu ypatingai žiūrėtume šiandienos Rusijos režimą, kurio statistiniais duomenimis praėjusiais metais 40% biudžeto buvo skirta kabutėse gynybai ir saugumui, o šiais metais tos išlaidos jau siekia faktinę prasme vėlgi iš Rostato statistikos remintis pusę biudžeto. Tai akivaizdu labai paprastas režimas. Toks, koks buvo kadaise bet koks viduramžių politinio veikėjo režimas, kaip pusę pajamų tu skiri karui, ko mes vakaruose šiandien, aišku, nesame įpratę matyti ir nenorime įprasti matyti. Antras aspektas, vis dar vakarų šalių konferencijose turbūt mes svarstom, kasgi lėmė tą Rusijos agresiją, nemaža dalimi kaltinam save, nes čia NATO išsiplėtė, nes čia Ukraina kažkas 2008 metais NATO deklaracijai paminėjo. Pati garsiausia turbūt visų laikų NATO deklaracija yra 2008 Bukareštas, lyg jį paėmė staiga ir pakeitė realybę, kad, pavyzdžiui, 12 metų NATO deklaracijoje jau Ukrainos narystė nebuvo tiesiogiai minima, tai kažkaip yra pamirštama.
Tai atrodo, kad mes ieškom problemų savyje ir tada ateina Putinas, atsisėda Sankt Peterburge panašioj konferencijoje į savo režimo ekonomikos forume ir pasako, ten, kur įkelia koją rusų karys, ten Rusija. Kokia čia gelmė, koks čia tas Tolstojevskis, kaip vienas mano kolega amerikietis yra praminęs Rusiją, reikalingas skaityti, kad tu klausytum vadą, kuris siunčia savo karius į žūtį ir iš esmės deklaruoja paprasčiausią imperialistinį tikslą užimti teritoriją, ją pasiskelbti sava, perimti žmonės, perimti resursus ir toliau judėti priekį, jeigu esi nestabdomas. Tai kol mes tą mistifikuojam ir periminėjom naratyvus, tol aišku kovoti yra sudėtinga ir atkreipkite dėmesį ir Vašingtone pastaruoju metu buvo naratyvas, kad Rusijos nuolaida derybų kontekste yra tai, kad Rusija sutinka neokupuoti visos Ukrainos teritorijos. Ir turbūt niekas čia apie tokį scenarijų kaip apie tikėtiną šiandien negalėtų svarstyti, kad ir kaip bandytų ieškoti prorusiškų argumentų, bet tas naratyvas jisai buvo, nugulė ant stalo ir kažkam atrodė galbūt pakankamai įtikinamas. Ir kai tokie naratyvai ima ir sustiprėja ir suveši, tuomet ir derybinis kontekstas ima atrodyti kitaip, gal iš tikrųjų Rusija nusileidžia. Gal iš tikrųjų tie tankai, ant kurių parašyta na Berlin ir kurie vis dar, ačiū Dievui, nėra paėmę ir Pokrovsko, galėtų, jeigu norėtų, imti ir nušluoti visą Ukrainą. Bet tai yra agresoriaus naratyvas, kurio jisai siekia paslėpti savo silpnumą. Tai mano paskutinė tezė, tikrai tai yra milžinas molinėmis kojomis. Dar klausimas, ar milžinas? Bet kad molinėmis kojomis, tai tikrai. Ir čia visi trys politologai, mes galėtume rytoj labai greitai parašyti tekstą ir paaiškinti, kodėl Rusija sužlugo kaip režimas, bent jau dabartinis. Gaila, kad nelabai mums sekasi su prognozėm. Tai gal neprognozuosim, kada tai gali vykti, bet struktūrinių prielaidų, net ir remiantis tik tai statistiniais duomenimis iš pačios Rusijos, tikrai pakanka matyti tą molio statusą. Aš norėčiau staptelti prie krašto apsaugos ministrės išsakytos minties. Tai, ką jūs dabar pasakėt, kad reikia jėgos, nes Rusija supranta tik tai jėgos kalbą, tai apie tai kalbama yra nuo karo pradžios. Nobelio taikos premijos laureatas Lechas Valensa. Tik prasidėjus karo, jisai labai aiškiai ir vienu sakiniu įvardino. Jeigu Maskva bombarduoja Kijevą, reikia bombarduoti Maskvą. Ir kito kelio čia nėra. Praėjo beveik 4 metai ir joks panašus scenarius nesipildo. Kodėl mes vis dar esam užėmę gynybinės pozicijas, kaip sako ponas Janeliūnas? Ar tai yra kažkoks baimės momentas, mes nedrįstam, mes vis dar diskutuojam? Kodėl? Kodėl nėra veiksmų, kodėl yra tik diskusija, ministrė? Tai šalia mane sėdintis mokslininkai tikrai turbūt geriau pasakytų, kaip čia tie tarptautiniai santykiai vystosi ir kodėl, nežinau, gynybinis alijansas taiga negali tapti puolamuoju. Bet iš savo pusės turbūt pasakyčiau, kad pokytis yra didžiulis. Tai yra, prieš tapdama krašto apsaugos ministrė, kaip NSGK narė, turėjau galimybę labai irgi įvairiuose formatuose dalyvauti su savo kolegomis. Ir pokytis, kuris vyko per tuos beveik 4 metus, jis yra labai didelis, bet man labiau patinka tai, kad jis yra greitėjantis. Tai yra eksponentinė plėtra, yra tiek resursų, tiek suvokimo, kur mes esam. Pavyzdžiui, ar kas nors būtų įsivaizdavęs prieš, nežinau, 3, netgi gal daugiau negu 2 metus, kad tokiais terminais kalbės prancūzų, vokiečių, belgų, kieno dar karinė žvalgyba, kariuomenė. Ta prasme, tokie kieti pasisakymai apie Rusiją ir apie offensive defense niekada nebuvo iš viso. Ir dabar, kaip pavyzdžiui, turėjom penktadienį su kolegom ES gynybos ministrais neformalų pasitarimą, tai nuo Rusijos įšaldytų aktyvų vis tik tai panaudojimo Ukrainos reikmėms iki mūsų tam tikrų bendrų veiksmų norinčiųjų koalicijos rėmose, tai prieš metus tokių kalbų negalėčiau įsivaizduoti. Tai aš sakyčiau, kad kas nutiko, tai nutiko tas mentaliteto lūžis, suvokimas, kad pirmą su Rusija nesusitarsi. Ir dabar, jeigu mes buvom prieš tai tie, tokie traumuoti ir pikti, ir kurie sakė, žiūrėkit, netikėkit Rusiją, netikėkit Putinu, ir labai daug iš visų pusių buvo spaudimo, ne, čia galima susitart. Aišku, kad už to buvo ciniško pragmatizmo žiauriai daug, bet taip pat buvo ir kažkokio tai manimo, kad galima su šituo gatvės huliganu kažkokį sutarimą pasiekti. Tai dabar absoliuti dauguma Europos stovi toje pačioje pusėje. Vakar vienas mūsų tarpe buvo ministras, vienas, kuris truputį kitaip kalbėjo. Tai pokytis yra žiaurus, ta prasme, labai geras, labai didelis, tą turiu omeny.
Ir tada kalbant apie mūsų gynybos formavimą. Lūžis, kuris įvyko, kad mes neruošiamės, jeigu ateisi mūsų teritoriją išstumti, bet neįleisti ir vien mandatavimas pajėgų, kad NATO dabar turi įgaliojimą, esant koncentracijai Rusijos pajėgų, kuomet jau yra puolimo grėsmė neišvengiama, net neįvykus dar faktiniam užpuolimui, čia būtų sukauptos tos pajėgos, čia yra didžiulis pokytis. Tai yra, nereikia laukti, kol kažkas pažeis mūsų sieną, kad mes sukoncentruotumėm didžiulius pajėgumus. Tai aš sakyčiau, kad kiek mes galima būti arti, nenustodami būti gynybiniu alijansu, duoti taip, kad Tomas ar ne pasakė tą skausmo terminą. Tai čia jau turbūt jau esam labai torti, bet esame filmuojamoje diskusijoje, visi labai diplomatiškai išnekame, tai aš ties tave tą užbaigsiu. Gerai, ačiū, prašau, ponia Šleky. Jūs galite vartoti nediplomatinę kalbą. Ne, tai aš labai trumpai gal reaguosiu, ką ministrė sakė apie, ir aš žadėsiu vėlgi nuo mūsų pačių pokyčio. Mes kaip valstybė geopolitiškai esame antirusiška, ne? Ir prieš tai buvusi valdžia, konservatorių vedama, jau tikrai irgi, bet jų retorikoje, pavyzdžiui, aš negirdėdavau puolamųjų akcentų. Pokytis įvyko ir aš nežinau, kiek auditorija tai fiksavo, su nauju kariuomenės vadu ir su nauja ministrė. Kai mes pradėjom viešam eterį kalbėti apie tai, kad turim turėti ilgo nuotolio karinius pajėgumus, šauti gilumą. To buvęs kariuomenės vadas ir buvę ministrai, paskutinės vyriausybės, prieš, kaip čia dabar, nežinau kaip čia sakyti, pernai metais dar, jie apie tai nešnekėjo. Iš tiesų, ir aš turiu pasakyti, nežinau, ar Tomas ar Linas tai jaučia, bet aš pajutau tai kalbėdamas užsienio kolegomis, kurie čia, kad jis atvažiuoja į Lietuvą, delegacijų dar kažkas, jie pastebėjo retorikos pokytį. Ir jie pradėjo klausti, sako, tai čia dabar ką tai reiškia, kad Lietuva turės savo raketas, jeigu kažką daro Maskva šaunant iš karto. Slaptų dokumentų nežinau, nieko galiu tik nuspėti, bet sakau, faktas taip, retorika pasikeitė, ar tai yra vedama kintant įsigijimo logika ir visą kitą, tebūnai lieka paslaptis, visgi viešas renginys, bet aš manau, kad tai yra geras pokytis, nes mes pradedam truputėlį turėti to offensive mindedness. Taip, NATO yra gynybinis alijansas, bet mes neturim būti visiškai įsikasę ir čia yra naratyvų keitimas. Pradėsim paskui dar kitur vėl kitaip šnekėti į tą gerąją pusę. Tai aš manau, kad čia yra geras pokytis, jeigu sąjungininkai pastebėjo, Kremlius pastebėjo ir daros atitinkamas išvadas. Gerai, jeigu kalbėkim tada apie paskutinius pareiškimus, dabar kaip jūs čia sakot, sena nauja vyriausybė, ne? Tai jeigu sena vyriausybė ir ponia Šakalienė dėl, pavyzdžiui, karių siuntimo į Ukrainą, taip, taikos palaikymo misija, taikos atveju, ne? Mes esam pasiruošę siūsti karius, taip, planas toks yra, prisidėtumėm prie to. Dabar Tam reikia parlamento mandato, taip, žinoma, paskirtoji premjerė abejoja. Jinai nežino, reikia siūsti, nereikia siūsti karius. Jinai dar nežino. Vienas iš valdančiosios partijos lyderių sako, kad nereikia, jokių būdų nereikia siūsti karių. Tai jeigu, ponia Šleky, jūs kalbate apie tą, ką mes girdėjom, tos senosios vyriausybės pareiškimai, kai jau kalbam apie raketas, pirkimus, dronų sienas ir visą ką, tai dabar žiūrėkit, koks trumpas laiko tarpas ir mes girdime kitus pareiškimus. Čia, ministrė, klausimas jums, ar dabar, ir paskui, ponia Šleky, jums žinoma, ar nesikeis mūsų politika ir ar nesikeis mūsų užsienio politika, jeigu mes turim dabar tokius pareiškimus? Tai trumpai dėl premjerės. Iš tikrųjų, kaip žinot, Inga Ruginienė ateina iš visiškai kitos ryties. Ir į gynybą jinai per pastarąsias savaitės gilinosi daugiau negu per visą savo karjerą ir tikrai atsakingas žmogus, kuris prieš darydamas kokį nors statementą tikrai nori pasigilinti, aptarti ir tiesiog turėti aiškų suvokimą apie tai, kas vyksta. Ir ką jis sakė, kad šiuo metu dar apie tai iš esmės neturiu pakankamai informacijos, kad man reikia pasigilinti ir pasitarti. Jums kyla klausimas, reikėtų ar nereikėtų siūsti? Aš visiems užduočiau čia tą patį ir ko gero būtų atsakymas taip. Aišku, kad nekyla. Tai mes labai aiškiai apie tai tiek su prezidentu, tiek su kariuomenės vadu dirbam visą šitą laiką. Ir premjerė yra tikrai dabar toj situacijoje, kai sakau, kai gauna didžiulį srautą informacijos, mes nuolat kalbamės ir jinai tikrai labai nuolat gilinasi į tai, kokiose sritise reikės kokius bendrus sprendimus priiminėti. Tai aš šitoj vietoj tikrai iš jos nesitikėčiau dabar kokiu nors labai drastiškų pareiškimų gynybos srity, nes tai tikrai jai yra nauja sritis. Bet man kaip ministrai, jinai tikrai nei vieno nedarė kokio nors ribojimo arba pasakyti, kad na dabar šioje vyriausybėje, jeigu jinai čia bus tvarkingai patvirtinta, mes ką nors gynybos srityje darysim kitaip. Jinai tą iškart pasakė. Tęstinumas bus. O kai kalbam apie vieną mūsų koalicijos partnerį, kuris
daro tikrai daug tokių, sakyčiau, ryškių pareiškimų. Tai man svarbiau yra tai, kas paskui nutinka Seimo salėje. Jie iš tikrųjų balsuoja teisingai. Dėl gynybos fondo, aš kai pasižiūrėjau, pavyzdžiui, kai kurių balsavimų toj salės pusė, iš kurio patriotizmo kaip ir tikrai labai daug tikėjausi, ir atvirai pasakysiu, klausiau, tai kas čia buvo, ta prasme. Na, tai norėjom parodyti, kad jūsų koalicija yra silpna. Nu, ačiū, tai parodė, tai gerai, tvarkoj. Tai čia yra tas dalykas. Parlamento mandatas dėl siuntimo karių į Ukrainą bus pamatuotas tų žmonių balsais. Ir va čia, va, jeigu jau kažkas nesugebės suvokti, kodėl mes taip darom, tai va ten vietoje apie tai ir kalbėsim. Kiekimės nereikės. Taip, prašau, panašiai. Aš tai labai trumpai. Sako, reikia naujai valdžiai duoti 100 dienų, aš gal tiek naujai premjerė neduosiu medaus mėnesio ir nekritikavimo, bet iš tiesų gal dar neapšilai, dar visų duomenų negavo, bet sakykime, jeigu tokios tezės dar skambės jau spalio mėnesį, tai jau būtų galima tikrai kelti tam tikras raudonas vėliavėlės ir iš esmės klausti, kas čia dedasi, bet sakykime, šias pirmas savaitės tegul apšyla kojas. Bet neinant į valdžią, aš mano manimu, ta retorika, kuri pasikeitė, jinai yra gilesnė. Sutapus nauja valdžia, su kariuomenės vadovybės pasikeitimu, bet man atrodo įvyko tiesiog lūžis, gilesnis ir ateis politikai išeis, mes nebebūsim vien tik tas defensive minded jau, tasme kaip visuomenė, kaip valstybė, kiek leidžia mūsų resursai būti tais kažkokiais puolamaisiais ar vienokia ar kitokia forma. Tai čia yra vėlgi kitas klausimas, bet yra, aš tą fiksuoju kažkokį gilesnį lūžį ir pagaliau, ačiū Dievui. Gerai, norit, ponė Janeliūnai, ponė Kojala, šitą temą, prašau. Aš galbūt grįžčiau prie bendro klausimo apskritai, kiek tas puolimo potencialas yra įmanomas prieš Rusiją. Na, reikia būti sąžiningiams. Šiuo metu vakaruose apskritai nėra jokios galimybės kalbėti, kad nei NATO, nei, sakykime, atskiros šalis galėtų pulti Rusiją karinėmis priemonėmis. Nėra tokios minties iš principo. Ir tai, kad keičiasi mūsų supratimas, jog mes gindamiesi galėsime smogti Rusijai, vis tiek mus palieka toje pačioje besiginančiųjų pozicijoje. Tai yra, mes lauksime, kol mus užpuls, na ir tada jau žiūrėsime, ar galėsime tenai turėti priemonių smogti atgal. Tai yra iš principo blogas mąstymas apie tai, kaip reikėtų atgrasyti Rusiją. Toks mąstymas net graso jos. Nes jie tiki, kad puolimas bus greitas, staigus, žlugdantis, taip, ko tikėjosi Ukraina, ar ne, paimti Ukrainą per 3 dienas. Jūs manote, jie nesitikė paimti Baltijos šalių per 3 dienas? Lygiai taip pat jie tikėsis to paties. Mūsų vienintelis šansas yra atgrasyti ją apskritai nepulti. Čia yra va šitos strategijos, jeigu tai galėtų būti strategija, kaip padaryti Rusiją mažą ir silpną, kad jie net negalvotų imtis puolamųjų veiksmų. Ir štai čia mums reikia pradėti keisti vakarų mąstymą, kad jau dabar ją reikia silpninti tam, kad mums nereikėtų atakuoti Rusijos. Nes Rusijos niekas neatakuos iš tikrųjų pirmie. Čia mes niekada neperžengsime šito psichologinio barjero, nes Rusija yra branduolinė valstybė, visi bijos branduolinio atsako ir daugybė kitų argumentų, kodėl Rusijos negalima nugalėti. Bet galima Rusiją paversti silpnesne, kad ji tiesiog neturėtų priemonių net pati planuoti puolamųjų veiksmų prieš mus. Štai čia galėtų būti šitos strategijos Make Russia Small Again esmė. Rusija labiausiai sankcionuota valstybė pasaulyje kiek? Jau 3 metus, ne? Ir nieko tai nekeičia. Tai keičia, bet tai keičia labai atsargiai. Iš tikrųjų, šitas pokytis yra toks nedrasus, kad jis yra labiau skirtas ne susilpninti pačią Rusiją, kiek parodyti, na, tokius, sakykime, simbolinius, normatyvinius veiksmus. Mes kažką darome, bet darome ne tiek, kad galėtume Rusiją sužlugdyti ekonomiškai ir visų pirma ne tiek, kad galėtume pakenkti savo. Mūsų tos didžiulės išimtis iš, tarkime, energetinių priemonių yra skirtos tam, kad apsaugotume savo vartotojus, kad sutiktume su Vengrijos ar Slovakijos reikalavimais tiekti toliau joms naftą ir dujas iš Rusijos. Mes patys nenorime, kaip vakarai, jau kolektyviniai vakarai, mes nenorime prisimti net šiek tiek skaudesnių pasiekmių mums patiems, nors ir žinome, kad tos skaudesnės pasiekmes Rusijai galėtų išspręsti labai daug ilgalaikių strateginių klausimų. Čia yra viena iš pagrindinių mūsų problemų su sankcijomis, kad mes darome per mažai, per lėtai
ir bijome net ir mažo skausmo mūsų ekonomikoms. Taip, ministrė, prašau, norėtų reaguoti. Tai aš tik tai, o kodėl, gal ir truputį pasiginčysiu, vis tiek, kad būtų įdomu mūsų diskusijai. Tai manau, kad skausmas Rusijai dėl sankcijų yra, nes mes matom jų pasikeitusi elgesį toj pačioj Baltijos jūroje ir su šešėliniu laivynu. Tai kaip modus operandi keičiasi, ką jie daro su savo laivais ir tam tikros priemonės papildomos, kurias taiko, tai rodo, kad nervo ten yra daug. Tai skauda ir tik tai turim padaryti, kad dar labiau skaudėtų. Antras dalykas - nuotaika kambaryje. Kaip ir sakiau, mes nebesame mažuma. Tai yra, kai, gerai, tarkim, du tokie dalykai apie sankcijas. Tai vienas ministras kambarį galvoja kitaip, vienas. Jūs įvardinkit antrą kartą, apie jį sakot ir pasakykit. Ta valstybė vis tiek kartais mums tikrai labai draugiškai padeda bendrose NATO pratybose, tai ką jau čia. Nesakysim, uždaras buvo areninis posėdis, bet skaičiai svarbu. Vienas ministras, dar gal žiūrėkit ir, nežinau, gal ir nulaušim tą ministrą. Bet grįžtant prie mūsų kito atgrasimo veiksnio, labai sutinku tikrai su profesoriumi Janeliūnu, kad atgrasimas yra tas pagrindinis darbas, kurį mes dabar darom. Ir atgrasimui jėgos faktorius tai yra mūsų fiziškai esami pajėgumai, jų plėtra ir pajėgumai tiek kariniai, pajėgumai tiek ginkluotė, tiek gynybos pramonė, yra tas failas, kurį turim visą užpildyti, tiek mūsų transliuojama žinutė. Ir sakau, tas žinutės pasikeitimas, kad kalba tarsi būtų lietuviai, vokiečių kariai ar prancūzų, pavyzdžiui, aukšto lygio karininkai, tai yra wow. Tai aš manau, kad tai jau rodo, kad mes esam pasiruošę tą proaktyvę gynybą, offensive, defensive game žaisti, nebe mes, o jau alijansas į tai žiūri. Ir gynybos finansavimas. Sausio mėnesį, kai su kolegom kalbėjau savo pirmuose, kaip ministrė, kitam formate susitikimuose, kai kurie iš jų, kaip ir aš, buvo gynybos komitetų nariai ir dabar kitam formate su jais kalbam, ne, sakė Dovilė, baigtų, tikrai nebus tų 5%, nebus, mes neturim iš ko. Opa, pusę metų ir prašau, dabar kalamės dėl timeline'o, kad greičiau šitas dalykas judėtų. Ir kas yra tie 5% gynybai? Aišku, čia turim galimybių ginčytis, ar ne? Kaip išleisim, ar pakankamai gerai, kiek investuojame į gynybos pramonės inovacijas ir visus kitus dalykus. Bet jau didelis pinigas, kuris yra skiriamas gynybos pajėgumų vystymui, šitą Rusija mato. Ir aš sakyčiau, čia yra labai geras to atgrasimo failo judėjimas. Tai truputį pasiginčiau. Čia ko gero vis tiek neapseisim be Amerikos, nes reikia paminėti ir Ameriką, ir Amerikos politiką. Dabar aš tik galvoju, kaip suformuluoti klausimą, ar kiek dar Amerikos žodis reiškia, ar kiek Amerikos žodis jau nieko nereiškia. Nes jeigu pasižiūrėtumėm į paskutinį, palaukit, pirmadienį, man atrodo, baigėsi dar vienas Donaldo Trumpo duotas terminas Putinui, 2 savaitės, kad po tų 2 savaičių tau kažkas bus, o gal ir nebus. O gal ir bus, o gal ir nebus. Ir čia gal koks 4. ar 5. jo pareiškimas dėl Putino. Ir politika visa sukasi ratais Amerikos. Kiek tai trukdo priiminėti sprendimus ir kiek mes esam įsprausti į Amerikos tą tokią ratinę politikos priėmimo ratą, kur tas ratas sukasi ir niekaip iš jo nieko neišeina, jokio rezultato nėra. Pone Janeliūnai, jūs pats stažavotės, plaukit, praeitą vasarą Amerikoje, daug laiko praleidat, matot iš arti, kaip yra formuojama ta politika ir ji kiek yra svari, kiek svarbi galų gale dar šiandien yra, ar dar Trumpo žodis ką nors reiškia? Be abejo reiškia. Ir visi laukia tų žodžio. Tiksliau, net ne žodžio, veiksmo laukia. Yra 3 dalykai, kurie Rusija vakarų akyse daro didžiąją galę. Tai yra branduoliniai ginklai, tai yra energetika ir 3 dalykas yra korupcija. Korupcija, kurią Rusija eksportuoja į vakarus ir kuria perka vakarų politikus, akademikus, žurnalistus ir taip toliau. Visas šitų 3 elementų rinkinys iš tikrųjų Rusija daro tokia, tarsi nepažeidžiama. Negalima atakuoti Rusijos, nes ji turi branduolinius ginklus, negalima nukirtinėti žiauriai, sakykime, naftos eksporto, nes ji daro didelę įtaką naftos rinkoms ir amerikiečiai patys dar Baideno laikotarpiu bijojo, kad kils naftos kainos ir todėl sankcijų nereikia pernelyg griežtų, nes infliacija. O infliacija yra pati baisiausia tragedija prieš prezidento rinkimus. Baidenas darė viską, kad tik tai sumažintų kainas. Jis tikėjosi, kad dar galės kažkaip tai laimėti rinkimus, jeigu infliacijos nebus didelis. Korupcija yra
Rusijos jau, sakykime, galimybė permesti savo vidinę silpnybę plačiau, nes pati Rusija yra tiek korumpuota iš vidaus, kad tikrai sužlugtų turbūt pati savaime, jeigu tenai dar kažkas pastumėtų truputėlį iš išorės tą korumpuotą sistemą. Bet ką iš tikrųjų vakarai gali padaryti, tai gali visgi spausti Rusiją per energetiką kaip per pačią silpniausią dalį. Ir amerikiečiai tam jau buvo pasiruošę. Kongrese jau yra dauguma, kuri pasiruošusi balsuoti už įstatymų paketą, leidžiantį įvesti žiaurius muitus valstybėms, kurios importuoja Rusijos žaliavas. Vienintelis žmogus, kuris visą tai stabdo, yra Donaldas Trumpas. Jo žodis iš tikrųjų ir lemia, jo veiksmas lemia ir kol jo nebus, tol sankcijos iš Amerikos pusės neprasidės. Neprasidės iš Amerikos pusės, europiečiai patys vieni nepradės to, nes, jiems irgi tai yra neaktualu tiek, kad jie galėtų savo kenkti įvesdami kažkokias vienašalės sankcijas. Tai Donaldas Trumpas iš tikrųjų yra kertinis žmogus, kuris stabdo sprendimus, galinčius susilpninti Rusiją labai staigiai. Pone Kojala, jūsų požiūris į Amerikos dabartinę politiką, Donaldo Trumpo politiką? Tai galim pasižiūrėti galbūt į pokytį, kuris įvyko per pastarosius mėnesius. Aš atsimenu ir su ministre esam buvo diskusijų, turbūt kokį vasario kovo mėnesį. Tų diskusijų bazinis argumentas buvo, kad NATO nebėra. Viskas NATO žlugo, Jungtinės valstijos yra su Rusija, Jungtinės valstijos įves sankcijas Ukrainai, Jungtinės valstijos pasitrauks iš Europos ir panašiai. Manau, kad šita tezė jinai nepasitvirtino, neturėjo tokio pagrindo tada, jinai dabar turi dar mažiau pagrindo. Tai prisiekimas numeris 1, kurį beje su kolega tik amerikiečių išleidom ir straipsnį Foreign Policy aprašym, yra pasikeitęs naratyvas iš Donaldo Trumpo apie NATO. Dabar, kai Trumpas kalba apie NATO, jis visada labai džiaugiasi, koks yra puikus NATO ir kaip jisai sustiprėjo. Ir šiaip jau, jeigu tu pakyli virš politikos ir žiūri į praktiką, matai, kad iš tikrųjų ministrės minėti 5% nebuvo realus tikslas Lietuvoje prieš keletą metų, kad tai būtų viso NATO tikslas, buvo apskritai manyti absurdiška. Ir šia prasme tai yra struktūriniai pokyčiai, kurie vyksta ir kurie peržengia vieno prezidento ribas, kad ir ką mes svarstytume apie jį ir jo įsipareigojimą NATO 5 straipsnį, nes šiaip jau tos diskusijos vyksta prie visų prezidentų, ne tik tai prie Trumpo. Tai NATO išliko. Sankcijos Rusijai iš esmės nebuvo panaikintos, reikia pripažinti, kad kai kurios iš jų praranda šiek tiek savo kandumą, todėl kad jų praktinis įgyvendinimas galbūt galėtų būti šiek tiek entuziastingesnis, bet vis tik tai papildomi tarifai Indijai, jie buvo įvesti, specifiškai vardijant Rusiją kaip šaltinį, o žinant, kad Indija šiais metais turbūt spėjo nusipirkti apie 48% visos eksportuojamos Rusijos naftos, tie antriniai tarifai susieti su jų perkama nafta iš Rusijos, nėra visiška smulkmė. Aš mačiau pirmas ekonometrinės analizės, kurios skaičiuoja, kadangi vis tiek Indija pirks rusišką naftą, jinai labai pigi, kada įsidėlėje man jų ministras sakė, taigi tai pigu, kaip mes nepirksim, aišku, kad pirksim ir ką jūs mums liepsit, mes per didelė šalis, kad mums kažkas kažką liep. Bet 1-2 milijardus per artimiausią pusmetį papildomai Rusijos biudžetui tai kainuos. Smulkmena, tikriausiai labiau smulkmena negu nesmulkmena, bet vis tik tai žingsnelis teisinga kryptimi. Tai aš jokiais būdais nesakau, kad viskas yra gerai ir kad galima sakyti, kad tai yra optimalus scenarius, anaip tol. Tie 2 savaičių terminai kelia vis nepatogesnių klausimų net ir Fox News žurnalistams, kurie kalbina Trumpo atstovus. Pažiūrėsim, ar post-Aleskinės 2 savaitės irgi kels nepatogius klausimus, o gal kažkur bus judama teisinga linkme. Bet patys blogiausi scenarijai iki šiol neišsipildė. Yra šiek tiek žingsnelių į priekį, yra žingsnelių atgal, bet tuo pačiu mes turime nepamiršti to, kas man atrodo kaip fundamentalus visoko pagrindas. Mes esam laive, kapitonas yra Donaldas Trumpas. Kai kam kapitonas patinka, kai kam nepatinka. Kai kas jį gerbia, kai kas galbūt Europoje jį gerbia mažiau. Ir mes visada turim alternatyvą. Galim vidury vandenyno iš to laivo paimti ir norėti išlipti. Tokia yra alternatyva šiuo metu. NATO pagrindas yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ukrainai parama, žvalgybinė, tie patys Starlinkai, tiekiama ginkluotė, išlaikymas jau suteiktos ginkluotės, iš dalies yra nepakeičiamas šiuo metu Europos turimų pajėgumų. Tai yra būtina saugoti tai, ką gauna iš amerikiečių ukrainiečiai, net jeigu tai reiškia, kad reikia atvažiuoti į Baltuosius rūmus, išsitraukti labai didelį voką,
ant to voko parašyti, kad antrą kartą kviečia karališkoji šeima atvykti į Londoną ir įteikti Jungtinių valstijų prezidentui, manant, kad tai atrodo galbūt šiek tiek protokoliškai ir diplomatiškai neįprasta, bet vis tik tai kaina prarasti tai, kas yra šiuo metu teikiama, yra tiesiog per didelė. Tai politikoje turbūt tikslas tikrai šiuo atveju turi pateisinti visas priemonės, kad būtų taip, kaip yra, o ne blogiau, nes vėlgi alternatyvos nėra. Ir paskutinis dalykas, reikia tą alternatyvą kurtis. Ir šiuo atveju NATO 5 procentų gynybos išlaidų tikslas, aš esu girdėjęs keletą pokalbių, labiausiai čia gal per aštrų žodis, kelia diskusijų, pavyzdžiui, tai pačiai Jungtinių valstijų ginklų pramonė. Nes stipri Europa nebūtinai visada yra visų Jungtinių Amerikos valstijų interesų grupių prioritetas. Ir daug išlaidų gynybai skirianti Europą, ir savo gynybos pramonę stiprinanti Europą, ir dar preferencijas, ką perka teikianti Europą. Tai čia tame miksas yra tikrai platus ir vienareikšmiški teiginiai dažniausiai gali būti kritikuotini. Tai šiuo atveju aš bandau pateikti tą kitą paveikslo pusę, kuri aš manau, kad yra tiesiog labai svarbi. Gerai, tada jeigu mes kalbame apie Donaldą Trumpą kaip laivo kapitoną, pakalbėkim tada apie Putino įtaką jam. Ko gero reikėtų kalbėti apie bendrai Rusijos įtaką iki Aliaskos susitikimo ir po Aliaskos susitikimo. Jeigu mes dabar pasižiūrėtumėm į Rusijos įtaką, pone Šleky, gal bandykim nuo jūsų, kokie jis šiandien yra ir kiek tam laivo kapitonui, kaip čia vaizdžiai papasakojo ponas Kojala dabar, kursą piešia ir darbotvarkę sudarinėja Putinas. Na tai gal Tomas Linas ir daugiau papasakos apie tai, ar daugiau domisi, bet mes tikrai girdime labai dažnai įvairių žiniasklaidos ekspertų lūpomis, kad Donaldas Trumpas yra politikas, kuris atkartoja argumentus, kuriuos girdėjo iš paskutinio žmogaus, su kurio kalbėjusi. Tai sakykime, jeigu viena komanda jam jį pašnekėjo, padiskutavo, parodė skaičius ar dar kažką ir jis, okei, čia viskas atrodo taip. Tada kita komanda, antikomanda, sakykime, vadinasi, jie nori kuo greičiau pakliūti pasikalbėti nuo kitų kanalų ir pateikti alternatyvius matymus ar skaičius. Tai tokie sutikimai, kurie yra akis į akį, arba vadinamieji fireplace, židinio pokalbiai, kai sėdi šalia, jie visą laiką yra lazda su dviem galais, tai kad pat jau Putinas turėjo galimybę tokį pokalbį turėti, jau nėra gerai. Optika, didžioji valstybė, šaltasis karas, tarsi dvi supergalios. Vėl Rusija tarsi tokia pat, kokie buvo, nežinau, prieš 40-50 metų. Ir tai žaidžia Rusijos naratyvui, bet pašnekėjo, atvažiavo tada europiečiai į Vašingtoną, patiesino liniją, bet paskui vėlgi eina visokie gandai ir vakar atrodo, ar penktadienį Financial Times žinutė apie tai, kad amerikiečiai Trumpas galvoja, gal Kinijos taikdariai galėtų būti buferio zonai, gal ir spekulacijos, bet tokie leidiniai dažnai neužsiima spekulacijom, tai žiūrėkim vėlgi, iš kur tokios idėjos ateina. Tai bet kuriuo atveju tas kalbėjimas, kad pirmiau dabar jau taika, o ne paliaubos, daug kas čia girdėjo, daug kas apie tai diskutavo, yra blogas naratyvas. Aš visą laiką sakiau ir studentams, ir kolegoms, žiniasklaidai, kad jeigu mes manom, kad prasidės kažkokie pokalbiai dėl, sakykime, taikos, ginklai nenutils, karo veiksmas vyks. Visi karai, kurie vyko istorijoje arba moderniais laikais, kai vyko taikos derybos, paraleliai vyko mūšiai. Visi karai. Tai vadinasi, šiuo atveju, kai mes girdime pasakymą taikos derybos, reiškia, raketos krenta toliau ant Kijevo. Aišku, Kijevas gali toliau daužyti Rusijos energetinį infrastruktūrą. Paliaubos reiškia, kad ugnis nutyla. Ir tada jau yra kažkoks atokvėpis. Atokvėpis Ukrainai, aišku, Rusija irgi gauna atokvėpį, kur nežinia, ką jie ten per jį padarytų. Tai, manau, mums žiūrint iš tos pusės būtų geriau, kad bent jau jeigu jau kalbėtis, tai kad koviniai veiksmai bent trumpam sustotų, o ne vyktų kažkokios kalbos ir toliau raketos skrieja, nes jis ieškėtų geresnės derybinės pozicijos. Tai šitas pokytis, aš nežinau, ar dabar per šias 2 savaitės nesuprasi Donaldo Trumpo taikos paliaubų akcentavimo, bet tas pirmi įspūdžiai buvo tokie, kad šitas naratyvas nėra geras. Taip, ministrė, norėjot, prašau. Aišku, aš tikrai sutinku su tuo, kad visiems mums stresas matyti šitą žudiką ant raudono kilimo, kai Putinas jo vaikšto, tai čia nieko turbūt nepradžiugina šitas vaizdas.
bet kad Amerika žaidžia sudėtingą žaidimą irgi yra tiesa. Ir jeigu tiesiog išsirenki konkrečius faktus, kurie mums yra kritiškai svarbus. Tai šalia to, ką pasakė apie tai, kur yra mums nelabai geri judesiai, ar ne, paliaubų momento bandymas nuimti ir taika, tai čia tikrai yra labai blogai. Bet yra keletas tokių gerų labai momentų, kurių siekiam ir jau turbūt atrodė, ką čia dar padaryti, kad nors kiek pasistumėti tą pusę. Tai pirmas dalykas, nepaisant to, kad tikrai nėra dar jokio aiškumo, kada norinčiųjų koalicija galėtų, pavyzdžiui, tą patį karių dislokavimą Ukrainos teritorijoje turėti, bet tai, kad Amerikos vaidmuo atsirado. Mes prieš 3 mėnesius, jų tiesiog laužiam galvą ir turbūt tą pačią galvą sieną daužiam, nes nebežinom, kokius argumentus panaudoti, kaip pajudėti link to. Ir staiga mes turim diskusiją apie tai, kad galbūt dengimas iš oro galėtų būti, galbūt galėtų būti kažkokie kiti variantai ir staiga, JAV vaidmuo norinčiųjų koalicijoje yra svarstomas, kokia forma tai galėtų būti. Čia yra nepaprastai svarbus dalykas. Nepaisant to, kad, kaip ir sakau, dabar dar viskas šakėm ant vandens, bet mes apskritai turim jau šitą kintamai. Dar vienas dalykas, tai tas Donaldo Trumpo naratyvas, aišku, jis yra kintantis ir sviruojantis, bet jeigu kaip, nežinau, kreivė statistiškai nubrėžti tas klasteris, jisai juda į tinkamą pusę. Tai yra, pavyzdžiui, vien tas postas apie 2 sporto komandų žaidimą. Prisimenu turbūt visi, ar ne? Kaip tu gali gintis, jeigu tu negali pulti priešininko? Tai čia, man atrodo, kiekvienai lietuvio širdžiai buvo medum per sielą ir galvom, gal kas nors toliau gero bus, čia toks geras akcentas, bet su tuo susiję yra kiti dalykai. Taip truputį pasviruoja, pirmin atgal. Ir vis dėlto paramos Ukrainai failas jisai toliau juda. Ir tai, ką mes matom, kai kalbam apie tas pačias dėrybas, iš pradžių visai nefaina linkme pajudėjęs teritorijų apsikeitimas visiems turbūt sukėlė irgi tokį biškį širdies smūgį, dabar kaip ir truputį kitaip jau tas skamba, be Ukrainos mes čia nieko nedarysim ir judam tą linkme. Ir čia, man atrodo, kertinis vaidmuo tikrai tenka Europai. Kai kalbėjausi, aš galvoju, Liepos pabaigoje rugpjūtį buvau susitikusi su Heksitu ir Pentagone. Ir buvo daug lengviau kalbėtis, nes, gal man ir apskritai sunku diplomatiškai kalbėti apie Rusiją, bet tikrai nereikėjo tos diplomatijos daug. Buvo jau visiškai per visą administraciją labai aiškiai nuėjęs naratyvas, kad nereikia diplomatiškai atsiliepti apie Putiną, nereikia bandyti kaip nors mandagiai išsakyti savo kritiką. Visi kambaryje kalbėjom tą pačią kalbą. Ir man tai yra tam tikras ženklas, kad jau į tą pusę pajudėjo. O tas mandagumas iš kur jisai būdavo? Kad iš baimės ar iš to, kad kažkas kažką išgirs, kad blogai atsiliepė? Iš kur tas mandagumas būdavo? Aš sakyčiau, kad turint omenyje, kad čia tikrai galim džiaugtis arba ne, bet palyginimas su laivo kapitonu yra tikrai labai tikslus. Tai kai nežino kai kurie jūreiviai, ką šiandien pasakys laivo kapitonas, jie yra baisiai atsargus. Ir tada tokio atsargumo per visą laiką, kai bendrauju su JAV kolegomis, niekad gyvenime nemačiau ir jau galvojau, šakės, nežinau, kaip įmanoma dirbti savo darbą, kai tu turi visą laiką kaip ant lūžtančio ledo stovėti, bet pokytis, kuris dabar įvyko, yra jau į tą pusę, kurios mes norėjom. Ir kaip ir sakau, prieš 3 mėnesius atrodė, kad jau mes esam pastrigę. Gerai, ponia Kojala, prašau, norėtų. Aš tik labai trumpai dar priduriant, dar viena tokia geresnė tendencija, negu buvo prieš keletą mėnesių, yra tai, kad europiečiai yra dalyviai procesuose. Pamenu žiemą ir keliavau po Europą, kalbėdavausi su vokiečiais, prancūzais ir kitais ir svarstydavom, kągi čia Trumpas ketina daryti su Rusija ir net ir tie, kurie dirba Europos vyriausybėse, sakydavo, mes tai nežinom, ką jie ten kalbasi, mums nieko nesako. Nieko mes matom tos pačius spaudos pranešimus, bandom jo šifruoti, nes yra visiška tylos siena. Tai atkreipkite dėmesį, kad prieš Aliaską buvo ir prieš Aliaską pokalbiai su Europos šalimis ir Ukraina, ir iš karto po Aliaskos susitikimo
pokalbiai telefonu, 3, nes reikėjo tikslintis, ką turbūt Styvas Vitkofas interpretavo kaip Putino siūlymus, po kelių dienų susitikimas Vašingtone ir panašiai. Tai tos kelionės gali atrodyti kaip techninė detalė, bet jos nėra tik techninė detalė. Daug blogiau būtų buvę, jeigu vėl mes pamatytume Aliaską per televiziją ir bandytume suprasti, kas ten įvyko, dėl ko susitarta, neturėdami jokios galimybės su pačiu prezidentu Trumpu turėti Europos šalių atstovų ir aišku žemesnėme lygmenyje apsikeitimo nuomonėmis, nes Davido minėta tezę, kad Trumpui daro įtaką, gal nebūtinai pats paskutinis, bet įtikinamiau tarp paskutiniųjų kalbėjęs žmogus, panašu, kad turi empirinių duomenų ir kai jam kartais iš tikrųjų šauna ta mintis, kad reikia ne tik gintis, bet ir pulti, tai tikrai būtų labai įdomu pasižiūrėti, ką jis prieš tai žiūrėjo televizijoje arba su kuo kalbėjosi. Nes akivaizdu, kad bent jau žinutę tai paskatino parašyti. Aš trumpai galvoju, Europos lyderiai tik išmoko po Aliaskos tą pamoką, kurią aš išmokau, nežinau, per kažkurią stažuotę Jungtinėse Amerikos valstijose, kai amerikiečiai klausia, iš kur tu esi, sakau, iš Lietuvos, jie tada klausia, o tai kokio čia dydžio ta valstija, žinai, tada pats galvoju, čia, ne Meinas, sakai, West Virginia, kažkas tokį, ir tada geografiškai supranta dydį. Tai kai Europos lyderiai pradėjo sakyti, žiūrėkit, jeigu pas jūs ateitų, paimtų Floridą ar dar kažką, ir atrodo Trumpui klikina ir kad, čiagi Florida mūsų, klikina tai, kad supranti dydį teritorinį, kokį prarastumiai. Ir tai galvoju, tik dabar kažkas pradėjo Amerikos lyderiui aiškinti Amerikos žodynų, ką patiria Ukraina. Bet ačiū Dievui pradėjo aiškinti ir atrodo tai rezonavo ir pagavo. Tai va čia yra kalbėjimas, o toks. Gerai, pasižiūrėkim truputį, kadangi senka laikas, pasižiūrėkim į ateitį. Sakykim, taikos dėrybos, buferinė zona, ne Kinijos kariai stovi, o NATO kariai. Ir tada Rusija. Make Russia small again. Rusija nepasikeičia nuo to, kad sustoja karo veiksmai. Rusijos ekonomika yra karo ekonomika ir Rusijos visuomenė yra karo visuomenė. Putinas valdžioje 25 metus, po Putino greičiausiai bus kitas Putinas. Galima tą spėti, gal nebus. Bet jeigu visuomenė 25 metus toleruoja tokį lyderį, matyt, ateinančius 10 metų ar 15 pasikeitimo drastiško nebus. Reikia žiūrėti, ko gero, blaiviai Rusijos opoziciją, kuri yra tokia, kokia yra. Kas tada darosi su Rusija? Frontas sustojo, tūkstančiai okupantų nežūva, kažkiek jų grįžta atgal į Rusiją, kas tada darosi su Rusija? Koks tada planas, ponė Janeliūnai? Planas labai paprastas. Jie turi labai konkrečius planus plėsti savo kariuomenę iki 1,5 milijono personalo skaičiaus. Jie turi labai konkrečius planus didinti korpusą skirtą Suomijai ir Estijai. Jie turi labai konkrečius planus pakelti iš brigadų lygmens į divizijų lygmens 12 junginių. Ir visa tai reiškia, kad dabar per karą Ukrainoje, kada žūsta per mėnesį, žūsta ir yra, sakykime, sužalojami 30-40 tūkstančių Rusijos karių. Nuo to momento, kai nusistovės paliaubos, tie 30-40 karių bus, tūkstančių karių bus sutaupyti. Kontraktininkai toliau plūs į Rusijos kariuomenę, nes, kaip ir sakėte, tai yra karo ekonomika, reikia toliau pumpuoti pinigus į tas šeimas, kurios išsiunčia į karą savo vaikus, vyrus, tėvus ir panašiai, nes kitaip ekonomika nepaveš. Tie patys kontraktininkai, kurie ims kontraktus, aišku, galbūt bus jau nebe 30-40 tūkstančių per mėnesį, kaip yra dabar, bet jų bus vis tiek, jie eis užpildydami tuos pačius korpusus ir divizijas šalia NATO sienų. Ir kai NATO šalių žvalgybos vadovai kalba apie 2027-2028 metus, kada Rusija bus pasiruošusi naujai agresijai ir galbūt prieš NATO šalis, tai jie kalba konkrečiai apie šitos duomenis. Taip, Rusija per šitos porą metų gali pripildyti savo kariuomenę tiek, kad ji bus pasiruošusi sustojus karų Ukrainoje. Ir čia mes vėl grįžtam, ponia Šakalienė norėjo, paskui ponas Šlekys, grįžtam prie jėgos ir galios momento, kas yra ko gero neišvengiama. Nes žinom, kiek Rusija yra pasiruošusi didinti savo kariuomenę, kokius pajėgumus investuoja, ką daro mes. Ir automatiškai žiūrint į ateitį, ar 27, ar 28, ar 29, kontaktas bus. Nebūtinai bus kontaktas, tikrai čia vienu balsu visi aplinkui sako. Čia tikrai labai daug priklauso nuo mūsų, bet aš noriu dar tik tokį trumpą dalyką pasakyti. Dėl tos buferinės zonos arba demilitarizuotos zonos Ukraina kategoriškai jos nenori ir mes turim palaikyti tą norą ir aš manau, kad net neturim projektuoti to kaip galimybės.
Nes tai tikrai visi supranta, kieno sąskaita būtų ta buferinė zona. Dar didesnio Ukrainos teritorijos klausimo sąskaita. Tai čia tiek toks techninis momentas, bet jeigu taip tiesiai, aš nemanau, kad mes kalbam apie kokią nors taiką, iš vis ne, apie pertrauką, kuri gali belekai būti pavadinta, viena iš tikimybių tam, kad Rusija galėtų pataupyti resursus ir juos akceleruoti prieš kažkokį tai sekantį žingsnį. Tai aš čia jokiom taikos perspektyvom iš Rusijos pusės netikiu, nėra pagrindo, jie juda į priekį, kad ir lėtai, ne taip greitai, kaip norėtų, jie juda į priekį. Kodėl jie turėtų sustoti, tai čia jokios logikos. Bet mes turime matyti ir tą didesnį vaizdą. Kalbam apie tą Rusijos mažumą, kas dar gali pamažinti Rusiją, bet irgi nelabai draugiška valstybė, švelniai tariant, tai Kinija, kuri jau po biškelį Rusiją valgo, naudoja savo tikslams ir jų tas partnerystė arba draugystė yra tokia ciniška ir truputį žmogėdriška. Deja, tuo pačiu jos yra pajėgios pakankamai ilgai judėti į priekį ir mūsų galimybė sustabdyti tą kontaktą yra tik labai sparčiai mums augant ir ginkluojantis. Tai vienas iš dalykų, kurį kaip tik po to prisiminiau, ką norėjau dar iš pokalbio Pentagone pasakyti. Amerikiečiai sako, mes galime vesti armiją, bet ta armija turi būti ne tik iš amerikiečių. Europiečiai turi joje stovėti ir būti didelė tos armijos dalis. Tai mūsų pasirengimas būti stipria ir negailestinga ginkluota jėga yra tai, kas nulems. Ką dabar matau, tą didžiulį proaktyvumą iš Indo-Pasifiko, Indijos ramio vandenyno valstybių, kas yra labai nauja, jų noras bendrauti su Europą, jų noras draugauti tokiose lygmenyse, kokių nebuvo. Važiavimas čia, žvalgybos ir karinių pareigūnų ir susitikinėjimai tokiose lygiuose, kokių nebuvo, rodo labai aiškiai, kad jie suvokia, koks mažas bus šitas mūšio laukas ir koks mažas bus šitas pasaulis ir kaip nuo mūsų gebėjimo bendradarbiauti labai neįprastais formatais priklausys mūsų sėkmė. Ar pavyks išvengti to kontakto, ar pavyks įtikinti, kad tai bus tikrai žalinga, tikrai nebus pergalės, o juolab greitos pergalės, šitas aš sakyčiau, kad per artimiausius porą metų išsispręs. Aš gal porą dalykų. Galiu vieną sakinį pasakyti, atsiprašau. Ir mes, ką dar irgi labai nematom, toli nuo mūsų atrodo yra, Japonija bus labai didelis veiksnys tiek Rusijos, tiek Kinijos veiksmuose. Šitokio dydžio gale dvigubina savo gynybos biudžetą per ateinančius 2 metus, dvigubina. Tai čia ne mūsų tokie skaičiukai. Tai porą dalykų. Vienas toks liūdnesnis, kitas gal optimiškesnis. Tai ką darytum, jeigu būtų kažkokia pertrauka, tai tada jau mūsų valstybė, diplomatinis, aišku, korpusas pirmiausia, reikia dėti tas pastangas, kad kuo mažiau būtų nuimtų sankcijų sluoksnio. Nes, ką tikrai rodo istorija, Rusija po karų pralaimėtų arba su pertrauka, kai gaudavo didesnės vakarietiškas injekcijas, pavyzdžiui, Rusijos-Japonijos karas. Greičiau negu per 10 metų atsistatė. Ir Rusijos kariuomenė, kuri pradėjo Pirmą pasaulinį karą, buvo geresnė negu kuri ėjo į karą su Japonija. Dėka prancūzų ir amerikiečių finansinių injekcijų. Žiūrėkim, kas dedasi žlugus sovietmečiui, kaip laukinis kapitalizmas, bet kaip vakarų pinigai stato Rusiją vienokią kitokią formą. Tai reiškia, jeigu pertrauka ir jeigu tik sankcijos pradeda mažėti ir grįžta vakarų pinigai, va tada aš tikrai truputėlį jau nerimauju. Optimistiškis variantas taip, reikia europiečių dalyvavimo ir reikia europiečius labiau piliečius įtraukinėti. Ir mes visi galim būti advokatai. Ar mes suvokiam, kad šį pirmadienį buvo 10 metų, kai grįžo šauktiniai į Lietuvą? Atrodo, ką tik, 10 metų. Eksperimentas, projektas sėkmingai vykstantis. Vokiečiai kalba, Britai kalba apie šauktinių grąžinimą. Mes galim važiuoti ir pasakoti, akademikai, paprasti žmonės, studentai, politikai, važiuoti ir kalbėti, ką militarizavo visuomenė, mes visi su fašistėjom, grįžo šauktiniams ir dar kažkas, ne, nes Makronas, Mercas jie nepadarys. Reikia, kad jų visuomenės įsitrauktų. Šauktinio formą. Tai irgi yra atgrasimo dalis, nebūtinai turi būti su ginklu. Bet jeigu europiečių visuomenės nepajudės, ir šiuo atveju Lietuva, man atrodo, turi gerų praktikų, kurias gali dalintis ir mokyti vakarų partnerius, kaip tą visuomenį traukti, kad Maskva imtų domėn jau mūsų veiksmus. Gerai, dar grįžkime į Rusijos vidų. Ponia Kojala, čia jūs užsiminėt, jūsų citata buvo milžinas moliniam kojom.
Rusija. Ko gero nereikėtų atmesti ir to varianto, kad ji gali pradėti birėti iš vidaus. Mes matėm Prigožino maištą, ne? Kaip viskas taigi, kiek baimės buvo pačioje Rusijoje, kilo lėktuvai iš Maskvos ir taip toliau. Skirtingos tautos, ką ministrė akcentavo. Rusija yra sulipdyta, Rusija spaudžia Kiniją ir jeigu spaudimas didėja iš vakarų, ji galbūt pati iš savęs galėtų transformuotis. Ar pakeistų kursą, ar pajėgi jos visuomenė pakeisti dabartinį Rusijos kursą? Dėkui už tokį paprastesnį klausimą pabaigai. Yra be abejo tezė, kad Rusija negali būti kitokia. Man ta tezė gal nėra iki galo įtikinanti, čia gal viltingas požiūris, bet toks visiškas determinizmas būdingas marksizmui ir jis nėra pagrįstas empiriniais duomenimis, kad negali būti kitokios scenarius. Bet aišku, struktūrinės priežastys nuo mokyklų programų iki kitų dalykų, jie formuoja tam tikrus elementus, kuriuos pakeisti yra sudėtinga. Vienas dalykas, kas gal teikia šiek tiek vilčių, mes turėdavom vis galimybę susitikti su Levados sociologais iš Rusijos, atvažiuodavo kartais į Lietuvą, Estiją, turbūt teko bendrauti ir jums. Ir aš atsimenu, kad jie kiekvienais metais sakydavo tą patį. Iš esmės turiu omeny iki 22 metų, po ko viskas tampa šiek tiek kitaip. Kad Putino reitingai visada yra aukšti, 80%, kai patys blogiausi laikai, 60%, bet vis tiek labai aukšti. Bet tuo pačiu tose pačiose apklausose, kuriomis jie tiki metodologinę prasme ir sako, kad jie reprezentuoja visuomenę, čia tikim, netikim, nelabai turim iš ko rinktis vieninteliai duomenys, tose pačiose apklausose, kur Putino reitingai labai aukšti, sako jie, atkreipkite dėmesį, kad jo vertinimas ekonomikos politikos, korupcijos politikos ar dar kitų konkrečių politikos ryčių gali būti daug žemesnis, 40-50%. Ir kokia to interpretacija? Interpretacija yra ta, kad Rusija yra trapi kaip režimas, trapus dėl laiko juostų, dėl etniškumo skirtumų, dėl kitų istorinių priežasčių. Todėl reikalinga stipri centrinė valdžia, kuri sutelktų tas visas tautas, tas visas grupės, tas visas žemės po centralizuotų ir chaoso išvengiančių skėčių. Imperializmas yra turintis šaknis elementas Rusijos visuomenėje jų teigimu, bet nebūtina sąlyga. Kitaip tariant, jeigu režimas, kitas režimas, o politikos mokslai statistiškai skaičiuotų turbūt, kad iš autoritarinio režimo didžiausia tikimybė yra virsti į kitokį autoritarinį režimą. Ne pereiti demokratiją, bet pereiti kažkokio panašaus pobūdžio autoritarizmą. Tokiu atveju gali teoriškai įsivaizduoti scenarijų, kuomet Putiną pakeičia kažkas kitas, bet tam kažkam kitam imperializmas pasireiškiantis didelio masto agresiją prieš kaimynus nėra būtinybė. Ir tokiu atveju ta visuomenė galėtų nebūti demokratiška, nebūti provakarietiška, nebūti liberali ir kitokia, bet galbūt nebūti ir tokia imperialistinė, kokia yra dabar. Tai tuo tikim ar netikim, aš nežinau, aš pats to nežinau ar tikiu, bet turbūt tai yra vienas iš galimų scenarijų. Ir antra aplinkybė, kuri, manau, verta dėmesio, vis tik tai Stalinas turbūt yra sakęs, kad kiekybė yra kokybė savaime. Ir Rusija kariauja šitą karą tą pačią logiką. Bet kodėl tada Putinas moka tokias didelės premijas užsirašantiems į armiją savanoriams? Kodėl yra tokie dideli atlygiai mokami? Stalinas, kai sakė, kad kiekybė yra kokybė savaime, tai turėjo visai kitą galvoje. Kiekybė yra kokybė savaime ir dar nemokama. Ir jie gali žūti savo nemokamai. Tai man rodo, kad yra kažkokių bruožų tame režime, kurie nėra tokie jau fundamentaliai stiprus. Ir tą mes galim matyti tiesiog matydami labai ribotą paveikslą. Jeigu 40% Rusijos federalinio biudžeto pajamų yra naftos pardavimas, o karui yra reikalingas pinigų srautas, vadinasi, ką mums reikia daryti? Užkardyti pinigų srautą. Ir jeigu jis būtų efektyvus, tai nereikėtų 18 sankcijų paketų. Taip, labai trumpai, iš tikrųjų, dėl vidinių silpnybių Rusijai. Korupcija yra pati didžiausia silpnybė, dėl kurios Rusija galėtų žlugti iš vidaus. Putino režimas iš esmės žlugs dėl korupcijos. Vagnerio maištas irgi kilo iš esmės dėl korupcijos, dėl to, kad Prigožinas tapo nebepatenkintas, kaip yra skirstomi pinigai ir pajuto, kad gali būti atimti Vagnerio resursai iš Afrikos ir kitų dalykų. Ir jis norėjo užkirsti tam kelią, nes pajuto, kad nebesiklauso jo Putinas. Ir maištas kilo iš esmės dėl pinigų, dėl resursų paskirstimo. Rusijos visuomenė tiek yra korumpuota ir tiek pripratusi prie korupcijos, kad ji netgi pati leidžia toliau Putinui korumpuoti ją. Tie kontraktai tai yra ta pati korupcija ir kol jie teka, kol Putinas korumpuoja visuomenę, tol jis turi tų resursų. Sužlugs režimas tada, kai atsiras kažkoks alternatyvus korupcijos resursų skirstimas, įskyrus Putiną.
Ir tada, matyt, bus antras Prigožinas ar kažkas panašaus. Tokios sėkmės ir palinkėtumėm Rusijai. Ir ministrė, apibendrinant, mes čia kalbėjom labai pračiai tarptautiniam savokom, bet kiekvienas iš mūsų, ką mes galim padaryti, kaip mes galėtumėm sumažinti Rusiją, ką mes galim daryti, kokius sprendimus priimdinėti. Nereikia visą laiką lygiuotis į Trumpą ir žiūrėti, kuris tą laivą pasuks. Kaip valstybė, aišku, ir toliau sieksim to bendro mūsų rezultato, Rusijos izoliavimo, sankcijų stiprinimo, mūsų karinės jėgos didinimo ir to mentaliteto lūžio, kad, žiūrėkit, jie vėl gali būti tas ruskynas kaimas miške. Bet mūsų, kaip kiekvieno, labai gali būti efektyvus darbas informacinėme lauke, nes čia Rusija dėja dirba nepaprastai efektyviai. Mes turim kiekvienas didžiulį tinklą žmonių, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, nes dėja ne visi ir Lietuvoje iki galo supranta, kokioje situacijoje mes esam. Kaip užsidega tas praksėdama, kai aš tik ką nors pasakau apie tai, kad ginsime smūgiuodami Rusijos teritoriją. Oi, tai čia kursto karo, čia dabar nori, kad mes visi žūtumėm ir taip toliau. Suvokimas, kad tik atgrasydamas, kad tikrai bus didelis skausmas Rusijai, tu gali sumažinti to puolimo tikimybę, dar ne visus yra pasiekęs. O kiek mes turim draugų, giminaičių ir tikrai, jau nežinau, artimųjų užsienyje, kiek lietuvių užsienyje gyvena, ar ne, tai su jais kalbėti ir kad jie kalbėtųsi. Mes esam šiaip užsispyrę, atkaklus ir ambicingi žmonės. Jeigu užsiduotumėm savo tikslą pasikalbėti kuo konkrečiau apie tai, kad nėra ruskynas nei ekonominė galia, nei gyventojų prasme, jie kol kas grasinimais, ar ne, ir to savo kariavimu yra taip įtakingi karinės galios prasme, bet tai nėra ta didžioji Rusija, jokia ten didžioji Rusija. Jeigu mes griautumėm tuos visus naratyvus ir kalbėtumėm pozityviai apie tai, ką ir mes galim, ir ką NATO gali, manau, kad dabar yra tas laikas, kai mažiau barstymosi pelenais, mažiau bijojimo, oi čia gal mes mažučiai ir mes gal kažkokie tai vieni, ir daugiau truputį ir to virtualaus raumens pademonstravimo. Aš manau, kad tai tikrai galėtų prisidėti prie to, kad mes tą Rusijos galios naratyvą galim gerai paploninti. Gerai, ačiū. Dėkui Jums, diskusijos dalyviams, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, Deividas Šlekys, profesorius Tomas Janeliūnas, Linas Kojala. Ačiū.